Sveiki, norėčiau pristatyti kino kritiką. Patys save. Karolį Kaupinį. Save patys savo. Karolį Kaupinį. Šį vakarą kalbiname Karolį Kaupinį. Ir Inetą Stasiulytę. Nu, klauskite, Tau jau nieks tų nejuokinga, klausimų. tau Man nieks nejuokinga, aš nejuokinga. laukiu. Nu. Tau nieks nejuokinga, ką aš sakau. Tau juokinga tik tai, ką tu Ką pats aš pats sugalvoji. parašau, sugalvoju, čia man yra juokinga. Aš, pavyzdžiui, vaidindama tavo filme, man niekiek nebuvo juokinga. Tai tau ir neturėjo būti juokinga. Tai taip, aš ir tą supratau. Juokinga žmonėm. O koks buvo pirmas susitikimas, kai Buvo net pasakojo, kad po filmo nuo Valiutanimo šaktoje? Nu, prisiprašiau vaidmens, tiesiog Buvo. atėjau, pasakiau. Ir aš nepasakiau, kad būk geras, paimk mane į filmą, sakiau, tu turi mane paimti į filmą. Buvo neurolingvistinis programavimas toksai. Tai porą kartų padariau. Taip. Toks susitikimas. O tada jis taip pažiūrėjo, taip, nes, 3 metrai ir pusantro. Ir va tokia šypsena, tokia grandi, tokia, tipo, nu jo. Ne, nu aš taip, žinai, reaguoju kažkaip. Aš Pažiūrėsim, aš negaliu, komplimentų neturiu ką atėjau pasakyti. pasakyti ir pasakiau savo komplimentų norą. Aš nelabai moku priimti Tai kažką. aš mačiau, kaip tu taip, tipo, nu jo. Juo labiau, kai žinai, komplimentas iš žmogaus, kuris nėra suinteresuotas, tai aš jį galiu priimti. Kaip aš buvau visiškai suinteresuotas, sakau, aš noriu vaidmens. Tai žmogus, kuris yra interesuotas ir sako komplimentą, aš iškart jaučiu užmačias kažkokias ir aš tada Taip, dėl to, kad aš atvirai tau iš karto pasakiau. Nu, tai va, tai aš taip tada, žinai. Jo, pažiūrėsim, va, tas ir buvo tas. žinai, Taip, jo. Sakyk, pažiūrėsim. O kiek praėjo? 3 metai, 2? Nu, ir tada praėjo 3 metai. 3 Ir metai. atėjo laikas. Kaip šovė į galvą šitą mintis? Ne, nu tai pavyko tada, O žinai. kaip iš filmavimo koks ryškiausias prisiminimas yra? Kaip Karolis atbėga ir sako, dabar nieko nedaryk. Nieko. Nuimk viską, nieko nedaryk. Ir atgal. Išbėga. Kuria čia senai buvo? Visose. Nu, būdavo, kad mes kažką vaidinam ir tada tu sakai, viskas, nieko nebedarykit, tiesiog nieko. Nu, žinau, aš neturėjau kažkokių tokių... Bet daug žinai, buvo. Nebuvo visokių. tokių kažkokių masyvių, didelių, šokiruojančių dalykų, kad ten kažkaip labai striktų į galvą. Atsiprašau. Smulkmenos tokios. Nu, va, pavyzdžiui, kai aš Karoli, kai atsimenu, drėbė putra visiems į veidą, bet taip- čia nebuvo ypatingai, ne? Tau nebuvo Nu, čia žavu, norma. kad nu, ta aktoriai vaidina, nesvarbu, kad drimba jau sniegas, Ne, režisierius tai čia taip, bet nestabdo. aš prisimenu šitą kaip nepanaudotą, Taip. nevykusi... Jo, šitas... Matai, tau nereikalinga, tipo, nereikalinga medžiaga yra. Nereikalinga medžiaga, aš jos neprisimenu. Bet jeigu dabar įmanoma būtų tuos kadrus, tuos 3 ištraukti, tai vat šitas reelsas būtų nuostabu, žinai. Mes čia dėl jūsų. Dėl mūsų? Šiandien jie televizijoje, rytoj pas jūs namie, jeigu mes televizijos neatstovėsim. Čia yra Lietuvos radijas ir televizija, mūsų visų. Tai viskas gerai, jūs būkit, aš nieko nesakau, tiesiog gal galim taip net triukšmaut. Nebūtina čia rėkt per visą kiemą. Jo, buvo toks kadras, jo. Būtų nuostabu, įdomu pažiūrėti, kaip aktoriai laikosi iki paskutinės sekundės, kol sustabdys, nors va taip, visas veidas, va taip, viena pusė vieno aktoriaus ir kito buvo apsnigti, va taip, sniegu. Nes pirmas dublis buvo nėra sniego, antras jau sninga, bet ekrane nesimato, o trečias yra drebė, va tokia putra. Ir jie vis tiek vaidina taip, tipo, kad mes esam rudenyje. Su tapkiam stovi. Mes nežinom, ar mes tą dublį iš vis turėsim ir reikia naudotis tom sąlygom, kurie aš jau suprantu, bet jos yra absurdiškos. Jo. Kad čia jau gaunasi toks Kauris Makio filmas. Bet, O mes tekstą pametinėjom iš už kadro ir mes tiesiog tiek išvengiam iki ašarų. O jie vis tiek labai rimtai. Karoli, 3 žodžiai apie aktorį Inetą. Darbšti, jautri. Užknisas. Ne, tikrai, tai yra labai darbšti aktorė, jautrus žmogus ir tuo pačiu pagavi, kaip tai pasakyti, ta prasme, profesionali tai paprasčiausiai. Tai yra įgūdžio daug tokio.
Daugelį žodžių sakyti, 3 žodžius man Tai, sunku. žinok, Aš nieks niekada nestabdo. nedaryčiau filmų. Niekas nestabdo. Užtenka viskas. Tai ne, tai tas pats klausimas Taip. apie Karolį. Jo, aš irgi galiu daug pasakyti. Daug labai šiltas žmogus. Ne visada prisileidžiantis, bet visada viską suprantantis. Viską visada supranta. Ir, 3 komponentai tokie. aha, žinai, kai nereikia nieko per daug kalbėti, yra daug dalykų, ką mes jau repetuodami supratom, kad ta pačia kalba, kūrybos kalba šnekam. Yra toksai terminas, jisai, mano draugas, jis yra sugalvojęs, kaip čia, tylos lygis, tai yra kokį kiekį dalykų du žmonės gali suprasti, priimti kaip savaime suprantamą dalyką ir kuo tas tylos lygis tarp 2 žmonių yra didesnis, tuo tada nuo aukštesnio laiptelio tu gali pradėti, nereikia aiškintis bazės, ne? Tai vat, man atrodo, šitam profesiniam lygmenį yra labai aukštas dalykas, kur tu gali ateiti, tiesiog nereikia aiškinti bazės, tu aš kalbu apie specialybinius tuos kažkokius dalykus, nes ir tai labai, tai nėra dažnas įgūdis, man atrodo. Realiai, ta prasme, aš neprašau kiekvieno režisierių, žinai. Ta prasme, aš nežinau, ar aš esu prašęs kažkieno vaidmens. Ne, jaučiu, kad ne. Dėl to, kad dėl ko paprašiau. Ne? Dėl to, kad aš žiūrėjau Nova Lituaniją ir galvoju, Dieve, kaip aš norėčiau, kad mane taip sutramdytų, žinai. Buvo tas etapas, kai aš norėjau paklūsti, aš norėjau turėti mokytoją, vedlį, žinai. Nes aš labai, ta prasme, aš žemaitė, ašgi viską žinau, jeigu kažkas nežino, aš iš karto galiu žinoti, kaip tą padaryti. Ta prasme, ir paaiškinti visiems. Bet norisi mokintis ir vat, tame susitikime man buvo tiesiog kaifas dėl to, kad Karolis labai aiškiai žino, ką jis nori padaryti, jis labai aiškiai žino. Ir tuo pačiu turi lankstumą, tarkim, keisti, ne? Nes mes perskaitėm, tada daug kas pasikeitė pagal asmeniškai, kaip pradėjom su tuo kažkaip repetuoti, kartu kalbėti. Tai išbraukė, tai dar rašo, tai tarsi gyvas tas procesas buvo fainas. Ir tas kūrybinis džiaugsmas, kurio tiesiog man kaip aš badauju, kai jo nėra. Žinai, yra, man atrodo, svarbu tokioje nedidelėje šalyje kaip Lietuva, kai visi visus aktorius pažįsta, visi žino juos amplua, režisierių kažkaip užsiduoti tokį uždavinį, kad aš šitą aktorių ar aktorę, kurį visi ar kurią visi žino, kaip vaidinantį dažnai tą amplua, paimsiu ir savo pačiam visų pirma susikursiu malonų darbą, verčiant jį visai kitų žmogum ir žiūrovui ir tam pačiam aktoriui sukursi šitą. Tai man atrodo, tas pirmas susitikimas, žinai, čia Ineta pasakoja tą pirmą, bet paskui per tą laiką iki to scenarijaus rašymo tu vis tiek daug žiūri į tą aktorių kitose darbuose ir tu įsivaizduoji, o jeigu pasuk taip, tai čia man atrodo pats įdomiausias uždavinys buvo šito filmo atžvilgiu. Man. Apie ką trumpai yra badauti viename? Man jis yra apie vienatvę. Bandymą nugalėti vienatvę žmogaus, einant į kitą žmogų, kuris atsiranda nebūtinai tuo metu, kai tu norėtum, kad jis ten atsirastų, ne tose sąlygose, ne tas žmogus, su kuriuo tu norėjai tą vienatvę nugalėti. Ir labai daug gyvenime šitų situacijų būna. Traukinio kupe, tu važiuoji ir kažkas pradeda tau pasikuinėti, tu gal iš pradžių nelabai ir nori klausyti, bet paskui supranti, kad gal per tą pokalbį gali atsirišti kažkas, ko nebūtum išryšęs su savo geriausiu draugu. Toks gyvenimas yra. Toks gyvenimas. Žiauriai Tarp komiškai, baimė ne? ir mirties. Tai šitam, ta prasme, šitame tarpe, tarp baimė ir mirties atsiranda gyvenimas. Garso režisieriaus Juliaus Grigelionio ištara, kad gyvenimas yra tarp bajerio ir mirties, tarp tragedijos ir komedijos. Tragikomedija. Absurdo.
Nu ir absurdas atsiranda tame, kai žmogus visiškai rimtai tam tikrose situacijose. Karoli, aš daro žiauriai kažką. rimtai viską dariau. Taip, aš suprantu, tai aš sakau, tam, kad tu pamatytum, kad tai, ką tu labai rimtai yra absurdiška, reikia žvilgsnį iš šono. Žmogus pats savęs negali tame pamatyti absurdiškai. Tai, nu, tai taip yra. Tai labai laukiam daugybę žiūrovų, kurie galės iš šono pamatyti šitą visą Jo. absurdą. Apie ką svajoja dabar? Sakė, nebekurs moterim vaidmenų, ne? Ne tu apie ką tu svajoji, turi pasakyti. Aš pati pasakyti, Taip, apie ką tu Aš galvoju, svajoji. kad... Ne. Aš svajoju, kad viskas baigtųsi taip, kaip filme. Realybėje. Aha, čia labai gerai, kabliukas. Palauk, kaip baigęs tas filmas. Aš apie ką svajoju, aš apsvajoju apie dar vieną vaidmenį. Nu, ir vėl prasideda. Žvengias tas pats marantė. jau šitas. Ne, bet tikrai. Ir vėl tas, ta pati šypsenėlė. Pažiūrėsim po kelių metų. Ir paskutinis, gal nežinau, praleidau šį apie tokias nemėgstamiausias viens kitos savybės. Aš esu lėtikė, man reikia čiupinėti, o jisai kratos, žinai, nu, tipo labas, Karolis, sakau, bet tu turi priprasti, aš ateisiu kiekvieną rytą repeticiją, aš tiesiog, ir jau viskas tiesiog, žinai, krato, Nu, elektra. mane ta pliurpalinė biškiai išklysa tokia, žinai, iš tikrųjų, taip kažkaip galima būtų, taip, mažiau tų... Ai, tu savo. Dieve, ir tai supranti. Tai čia sunkiausias dalykas. ir buvo, Bendrauti, tą kai galim pliurpalinę paprastai, išjungti. va taip tiesiog, išsišnekėti viską, žinai, sakau, nu kaip mes dirbsim, jeigu mes neįsišnekėjom su tavimi nieko. Šitą Aš apie aš tave labai nieko nemėgstu. nežinau, tu apie mane nieko Einam, nežinai. dirbam, nereikia valandą atpliurpt kažką, kad galėtum Taip, paskui pradėti dėl to, kad aš turiu- Paskui pasiteisina, aš nieko nesakau. Dėl to, kad bet... aš turiu tavim pasitikėti kažkokiu būdu. Mes turim kažkokį kontaktą rasti, žinai. Tai va, Šitas. šito viso va, aš nemėgstu. Aš pažadu, va taip aš galiu, žinok, nutilti. Tai va, gal ir pavyko galų galę nutildyti Vilnių. Sėkmingas projektas. Jo. Aš jau žinau, bet atėjom į fotosesiją ir aš galvoju, Jėzu, kad tik per daug nepasakyti, žinai, kad tik nesunervuoto žmogus. Ir tipo, labas, žinai, labas. Ir aš jau, žinai, jau, nu tai kažką ten, kažkokį durną bairį. Ir jau, nu jisai taip iš pagarbos tokio, žinai, tipo, nusijokė, žinai, lemba, galvoju, vėl susimom. Vėl aš nepataikau į jo tą, žinai, humorą, supranti. Nu, ką daryti? Galvoju, nu ir vėl neapžinai, nu jau kažkur ten grįžau. Ir vėl, žinai. Nu, jau pasakėm, užtenka. Tai kviečiam į badautojų namelį prisijungti prie badautojų. Aš kviečiu ateiti ir visgi pažiūrėti, kaip baigėsi filmas, nes tada sužinosit, apie ką Karolis svajoja. Apie ką yra tikras alkis? Ko iš tikrųjų alkanas yra žmogus? Tyliu, matai, daugiau nieko nepasakiau. Daugiau nieko nesakiau. 64.